321, mes jau Sudovijoje. Tai atvykau į Lenkiją. Čia pat, nežinau, 30 km net nėra jaučiu nuo Lietuvos sienos. Suvalka, prasme, slidinėjimo trasos. Slidinėjimo trasos. Čia startas, finišas. Pasėmiau savo paketėlį, tai galim pažiūrėti, ką čia gero gauna. Tai pirmiausia, davė šampūną. Nu gerai. Labai gerai. Antras dalykas, ką gavau, tai yra maikė. Sudovė gravel, viskas pasipuošiu su maikonu. Atsiminimui bus. O, čia Sudovė gravel. Gražu, gražu. Kas čia dar? Ojojoj, daugiau nieko čia. Geliukas. Knygutė. Ir numeriukas. 528. Classic. Rytoj 160 km. Ir lipdukai. Nu čia wow. Šitas tai žiauriai geras. Šitą klijuosim Classic ant stemo ir kažkur šalia. Nu super. Taip. Kur čia dėsimės? Treba rankos. Nu, manau, bus gerai. Čia nereikia. Man sugadins aero. Čia kažkokia apžvalgos aikštelė prie mūsų starto. Ai, čia ežeras. Bet mane tai žavi čia. Čia žiauriai kalvota vieta, ta prasme. Kalnas ant kalno, pakalnės. Daugiau pabandysiu papasakoti apie savo dviratį. Va, tokioje vietoje. Tokioje vietoje pabandysiu papasakoti apie dviratį. Tai, ką mes čia turim? Mes čia turim Cayman Grail aliuminį, karboninė šakė, papuošta lipdukais, prakaitų uždirbtais. Turim karboninį seatpostą. Čia eina standartų šitas visas reikalas. Elektra, SRAMas, SRAM Rival. Elektra. Turim ką? Tai paturbinom šiemet ratus. Ratai Zippo 303S. Ir S-Works Pathfinderiai 42 mm. Tiek priekį, tiek gale. Tubelessai, be kamerinės. Kam neaišku, tai viduj nėra kamerų, pučiasi tik oras ir viduj dar yra toks baltas pienelis silantas. Tai jeigu mums kažkas įsminga, pienelis išbėga, užsilina, tu gali važiuoti toliau ir neprakiurdyt padangos taip lengvai. Bet aišku, atsarginę kamerą vežuosi. Jeigu netyčia įplyštų tiek, kad nebeužsilintų ir tektų permontuoti, įdėt kamerą. Pedalai, egbiteriai, čia nežinau, čia ėmiau šitos dėl svorio. Fizik R5 sėdynė. Pusę velnio, nežinau, nuo Stella Italijos tos tokinės. Gal geriau, gal ir nelabai, šiaip dar ieškau sėdynės. Ir turiu Acepack
tokią dėtuvę, nežinau, krepšį, Aero Max. Tai va iš priekio, net nesuprasi, kad turiu tašiuką. Tai va, man labai patogus šitas daiktas. Labai patogus. Čia galiu įsikrauti ir važiavimo metu užkandžiauti. Tai man labai patinka. Tai svoris dviračio 9 kg. Tai va, užkliuosim po to čia lipduką. Turiu tokį fainą. Ir rytoj stojam į startą. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Svarbiausia, kaip čia, nepersistengti. Jėgų neatiduot per anksti. Reikės stebėti pulsą, reikės atsargiai. Man labai bus įdomu su tiek daug sukilimo, kaip tai paveiks mane patį, ar aš greit atsijungsiu, ar laikysiu kažkiek visus tos kilometrus ir finišuosiu su nemiręs, ta prasme. Gerai, kol kas tiek ir varom startą. Tai kaip man ten sekėsi? Tai aš išstartavau, jeigu ne paskutinis, tai prieš paskutinis su prieš paskutinė grupė jaučia. Ir toj grupiai buvo mažiausia grupė, ten net 10 žmonių nebuvo. Neturėjau jokio kito šanso, kaip kabintis iškart ant rato ir mint. Tai man pasitaikė ir pasisekė, galiu sakyti. Julius iš Ultrabike komandos susipažinom, šokau jam ant rato ir taip 100 km aš jo nepaleidau. Julius, wow, tokį darbą įdėjo, aišku, man buvo tikrai per smarkiai. Tuos pirmą 100 km mes ten sumynėm tikrai smarkiai, bet paskui pradėjau jausti ties 100 km, kad man jau reikia atleidinėti, nes čia bus šakės. Ir aš Julių paleidau. Nebegalėjau aš su juo palaikyti tokio tempo, bet ties 120 km susitikom prie parduotuvės, nes mes nestojom jokiam kitam maitinimo punkte ar parduotuviai. Mes mynėm iki 120 kg iškart, pakankamai turėjom abudu ir vandens, ir užkast. 12% nusileidimas. 12 pakilimas. Oh my god. Nežinau, ar tai mums padėjo, ar čia buvo esminė klaida. Per tuos 100 km mes apsilenkėm labai daug. Pavijom tuos, kurie startavo prieš pusę valandos ir nedaugiau. Įvažiavom į Lietuvą kažkur 95 kilometrė. Ir kalniukas vėl. Čia berods dabar 7%, bet toks ilgas. 300 metrų. Daugiau buvo 500. Jau paleidau grupę. Jau sunku daras. Po parduotuvės mes ten užsipylėm vandens, bet jau man nebepadėjo tas trumpas sustojimas prie pardės. Išmynėm ir dar porą sukilimų ir aš vėl jį paleidau. Tai visa trasa kalnas, pakalnė. Kalnas, ant to kalno dar kalnas ir vėl kalnas. Ir vėl kalnas, ir tada pakalnė, ir vėl kalnas. Nu, ta prasme, ištisai aukštyn žemyn. Atrodo, atsigauni mindamas žemyn, bet nėra taip jau paprasta atsigauti. Nes laikai vairą įsitvėręs, tai man viršutinę kūno dalį paskaudo, kaklą, pečius. Apibendrinant, wow, ar kartočiau? Manau, kad taip. Reikia tik dabar pailsėti. Oras buvo superinis, nebuvo kažkokio didžiulio vėjo, buvo vietomis aukštesnėse vietose gūsių. Bet pamatyti šitą gamtos grožį, tokios gražios vietos, kad wow, mini ir
dairaisi, grožiesi. Tai labai patiko. Šveicarija, kitaip nepavadinti. O, dievai. 121 kilometre. 4,5 valandas kelyje. Šiaip mindamas labai galvojau apie tai, kaip aš grįšiu į finišą ir eisiu ten į tą ežerą išsimaudyti. Bet kaip ar myniau, pasveikino, atnešė kuponą maistui ir aš užsisėdėjau, atvėsau ir nebenuėjau išsimaudyti ją. O taip norėjau. Tai viskas, važiuoju namo ir tikriausiai susitiksim dabar baikoj. Vėl bele kiek kilometrų. Tai iki pasimatymo. Ate.